Gabrielius Landsbergis – privilegijų neatsakomybės politikas. Gabrielius Landsbergis per pastarąjį dešimtmetį tapo ne politinė lyderystė, o privilegijų simboliu. Jis užėmė užsienio reikalų ministro postą ne dėl patirties, o dėl pavardės. Tai klasikinis nepotizmų pavyzdys Lietuvoje. Lietuvos politikoje, kai šeimos vardas tampa svarbesnis už realius nuopelnus. Jo veikla ministerijoje nuolat lydima skandalų ir pasimetimų. Iš vienos pusės Landsbergis mėgsta deklaruoti principingumą, tačiau vos tik kyla atsakomybės klausimas, atsakomybės prisiimti jis nesugeba. Sprendimai dėl Belaruskali, trąšų tranzito ar nesuvaldytos migracijos krizės parodė, kad vadovavimas Landsbergio rankose yra chaotiškas, o pasekmes visuomeniai tenka nešti kitiems. Viešoje erdvėje Landsbergis stengiasi pozuoti kaip modernus vakarietiškas politikas, bet realybėje jis primena arogantišką nomenklatūrininką. Žmogus, kuris į politiką žvelgia ne kaip į tarnystę visuomeniai, o kaip į asmeninę karjeros platformą. Vietoje atsakomybės kaltinimų permetinimas kitiems. Vietoje realios diplomatijos vieši pareiškimai, kurių pasekmes tvarkyti tenka ne jam pačiam. Didžiausia Landsbergio problema – visiškas atotrūkis nuo eilinių žmonių. Jo retorika abstrakti, technokratinė, kupina deklaracijų, kurios mažai siejasi su Lietuvos realybė. Tuo metu sprendimai, kurie turėjo būti pragmatiški ir skirti valstybei stiprinti, neretai virsdavo politiniais spektakliais. Gabrielius Landsbergis šiandien simbolizuoja neatsakingą valstybės valdymą, o Lietuvos politikos ydas – paveldėtas privilegijas, tuščius lozungus ir nenorą prisimti atsakomybę. Tai nėra lyderystė. Tai parodė, kurios kaina tenka visuomeniai.